pagrindas, mes labai atsargiai, be jokių jėgų. Vat matote, kaip mano kelieniai juda, kaip mano rankos juda. Labai atsargiai. Ta mergaitė žaidžia beisbolą, tai aš jai sakau, kad čia svarbu labai beisbolo žaidėjams irgi mokėti daryti šios pratimus. Dabar kaip atstojim reikia jausti, tikrai ant abiejų kojų svoris tas pats. Tie judesiai, jie tikrai tokie, matote, tokie maži, vat matote tokie, tokie judesiukai, mažiučiukai, jie tikrai tie maži judesiukai reaguoja žymiai geriau į kūną negu tie dideli. O tie dideli pratimai, tai kaip aš šaukiu, tai jeigu aš šaukiu, nelabai mane žmonės klauso, o jeigu aš darau mažu, jeigu aš kalbu ramiai, tai kažkas tai klauso mane. O tie maži judesiukai, jeigu stoviu, tai stovėdamas darau, aš kaip medžio šaknys eina giliau į žemę, aš tvirtesnis, vat matote. Rankos, matote, vis juda iš pečių, daugumo iš pečių ir galva, žiūrėkite, kaip galva visą laiką laikyti patogiai, tiesiai. Gerai daryti juos, aišku, žiūrint į veidrodį, tai gali kontroliuoti, nes mes jau nejaučiame, kaip laikome galvą, taip pripratę. Jeigu žiūrime į veidrodį, mes suprasime, kaip mes laikome. Tai kaip stovime, trupučiukas smakras pakeltas, ne per daug, nenuleistas. O čia tai blogiausias dalykas, kai mes taip galvą atlošime atgal, pasipildome dar žiūrovų ir dalyvių. Jo. Vat matote, kaip galva stovi patogiai ant pečių. Mes stovime labai, kaip sakant, užtikrintai ant žemės. Jaučiame, kad mes kvėpuojame kartu su žeme. Dabar pasižiūrime trupučiuką į vieną pusę, pasižiūrime į kitą pusę. Ja, matote, jeigu laikome galvą taip teisingai, mes galime matyti labai daugiau aplinkui mus. Bet jeigu vėl kojas, tikriname kojas, kaip mes stovime ant kojų. Ir vis rankas judame, vis rankas po trupučiu kėlime. Vis judame rankas. O dabar kelienius trupučiuką, matote, vot, tai jauna mergaitė taip judina kelienius, o tai teisingai. Joks judesys neturi daryti kažkokį tai skausmą ar nepatogumą. O, matote, galime judinti taip. Jokiais būdais, jeigu skauda, tai nedaryti. Sustoti, daryti kažką tai kitą. Turi būti patogu.
Matot, taip rankas judiname mažai. Matai, kelienius judiname. Jokio skausmo. Jeigu aš kojom tai judinu, mano rankos automatiškai juda. Jeigu rankos atpalaiduotos, matote, viskas juda. Viskas juda. Viskas juda. Lengvai, lengvai. Ir čia gerai bent kokiai kūno daliai. Ir jeigu mes taip judame, tokiais mažais judesiais, kūnas įeina į tą tinkamą poziciją, į tą tinkamą, jis pats suranda, kur būti. Aš sakau, kad sėdėti mums nereikia mokinti vaikus, jie patys įsėda ir patys įstoja. Tai, mato, kaip rankos dabar juda geriau. Ja. Matote, pats nesąmoningai, galim pasakyti, kūnas nutarė taip judėti. Ir čia, kaip sakant, mums vaikystėje stabdo mus judėti ir čia, kaip sakant, prieš gamtą, nes mes turime judėti. Jeigu mes nejudame, mes senstame. O jeigu mes judame visais tokiais mažais judesiais, mes darome gerą kraujotaką visiems mažiems slanksteliams ir sąnariams. Ir viskas čia. Ir be to čia labai gerai tokia meditacija. Tie maži judesiai, meditacija. Ir turi jausti, malonu man daryti. Man patinka, kad daryti. Matote, tas dubuo, kaip jisai juda. Matote, kaip dubuo juda. Ja. Dubuo, klubai juda. Jo, to ritmą pats kiekvienas susirandame savo tą ritmą tokį. Viskas juda be jokio skausmo. Jaučiame, kad taip man norisi daryti. O dabar jau pradame trupučiai pakelinėti kulnį. Kelieniai eina kairę dešinę ir Matot, rankos juda, riešas atpalaiduotas, pečiai jokių būdų nepakelti, jie nukritę. Bet visuomet mūsų galva, akys į priekį. Jei galima trupučiuką stipriau, jeigu trupučiuką stipriau judinu dubenį, mano rankos juda stipriau. Viskas juda stipriau. O dabar mano kairė koja labiau juda, nes jinai turi kažkokių daugiau problemų ir nori atsipalaiduoti. O ten kairiai kojai kažkas tai trupučiuką sustingę, kažkas užsikabinę ir aš bandau tą kairę koją, kad jinai, žiūrėkite tą mergaitę, kaip jinai abiem kelieniais, kaip jie skirtingai dirba kelieniai, nes iš tikrųjų ten abudu kelieniai jie skirtingi, žiūrėkite, kaip tas dešinys kelienis juda kitaip negu kairys, taip labai teisingai, bet aš daugiau užtikrintas, kad po to tas kairys kelienis darys taip ir kaip dešinys. Dispečiu. Jo, čia kaip sakoma, kočiojasi visi tie pečiai, jie visi pečiai kočiojasi. O po 5 minučių, maždaug 7 minučių mes trupučiuką paspardome kojas, trupučiuką kitoks atipalaidavimas. Labai svarbu paspardyti.
paspardyti. Nes mes stovėjome 10-5 minutės vietoje. Labai svarbu dabar paspardyti trupučiuką kojose. Tikrai atsipalaiduoja pagrindas visi sąnariai. Merklamkė, kelys, dubuo. Spardome. Taip, kairę, dešinę. Čia. Ir viską čia kartojasi. Nesvarbu, kiek pratimų, keli pratimai, bet juos kartuoti ir galų gale kūnas pats save derina. Ir jeigu yra nedidelės problemos, jisai pats gali susiderinti. Spardome. O beisbolo žaidėjams labai svarbu šitas atsipalaidavimas. O dabar pradedame trupučiuką į kairę, į dešinę sukinėtis. Jo, kiniečiai daro šitą pratimą 10-15 minučių. Čia toks pratimas tikrai labai geras. Bet mes nesitempiame, netraukiame, mes žaidžiame, po trupučiuką, neturi būti jausmo, kad mes kažką tai tempiame, kažką tai stumėme, jokiuose. Ir matote, dabar galva eina į kairę, į dešinę. Pirmiausia eina mūsų žvilgsnis, o po to visas kūnas eina. Ir kada, visas kūnas. Žiūrėkite, kaip visi skirtingai mes darome. Bet tai gerai, darom kiekvienas, kaip nereikia taisyti, reikia paprasčiausia judėti reikalinga kryptimi ir viskas atsistatys. O ir po to vėl darome tą pirmą pratimą. Čia toks vienas. Čia pats svarbiausias judesys, šitas, matote, dabar jau trupučiuką ir pečiai juda, ir galva, kaip laikyta galva, žvilgsnis tiesiog dabar, galva, kaklą trupučiuką galvą pajudinti visur. O dabar, matote, pradedu labiau lenkti alkūnės, čia gerai, alkūnės, dabar čia pečiai, trupučiukas į vidų, vis dėmesys, o vėl, reiškia, toks trumpesni judesiukai, trumpesni judesiukai. Jeigu ritmas kažkoks tai yra, tai gerai, jeigu ne, neblogai, bet pats kūnas nutars, kokį ritmą jisai nori. O dabar trupučiu labai atsargus tokie sukimai pečių, atsargiai, netraukti per daug, sukame patogiai, kiek jaučiame patogų, toks ratukas pečiais. Jokiais būdais nestipriai. Jeigu mes darom patogiai, tie petys eis į tą vietą, kur jie turi būti. Jeigu darysime stipriai, jie grįš atgal greitai. Bye. Ir visuomet taip, jeigu norite skaičiuoti, tai taip geriausia 12 kartų, 24 kartus ar 6 kartus, geriausia, kaip sakant, tokius skaičius turėti minti 6, 12, 24, po to kartoti ir vis vėl einame. Aš klausiu, kaip jie jaučiasi ir visi aišku sako, kad kažkas taip maloniau, lengviau, gražiau. O taip, nereikia galvoti, jau čia automatiškai.
automatiškai. Čia turi būti toks automatinis judesys, kad nereikia galvoti. Autobus eilė stovi kur nors ir tu darai šitą pratimą, ir eilė eis greičiau. Visi tą pat. Ja, labai gerai, labai. Ja, gerai. Aš pasakau, kad jeigu iš 3 kartų žmonės aš turiu garbės gydyti, tai jauniausi jie blogiausia padėtis. Kuo vyresni, jie geresnė padėtis, nes dabar jauna karta viską daro prieš gamtą ir kūnų tas labai blogai kažkas. Tai sportininkai. Apie sportininkus aš kalbu, kaip jie atrodo labai gražiai, labai gerai, o po to 300 metų jie jau invalidai. Bet tikiuosi invalidai su dideliais pinigais. O čia labai geras pratimas, matot, nusileidžia galvą į apačią. Labai gerai, čia visai nugarai, matote, nugarą ten. Dabar dirba ant nugaros visi maži slanksteliai. O, čia gerai. Tik tai lėtai. O, lėtai, matote, kaip jinai gerai daro šitą moteris. Kaip jinai gerai daro, Gintautas, jisai trupučiuką dirba per stipriai. Čia nereikia dirbti. O mat, aš sakau, kad nereikia. Lengviau, nereikia dirbti. Nereikia, kad šokti aukščiau, bėgti greičiau, tai reikia stipriai dirbti. Bet kad jaustis gerai, nereikia dirbti. Žiūrėkite, kaip lengvai čia dabar tikrai stuburas tikrai atsipalaiduoja ir panašiai. Gerai. Ir nelaikyti galvą, čia svarbu labai nelaikyti galvą, nuleisti galvą, kiek galim, kad palaiduoti. Mergaitė daro labai gerai. Matote, Gintas, jisai trupučiuką nelengva, bet jis bando, tai bandai ir išeis galvoje. Jeigu su žmogu tu kalbi ir tu šauki, tai tu nelabai gerbi tą žmogų, o jeigu tai kūną darai tokius dalykus baisius, tu negerbi jo. Bet jeigu tu ramiai atsargiai judini, tai reiškia, tu myli, tu gerbi ir tu padėsi jam. Įsijausi geriau. Ir patiko, jai kažką tai pasakiau tokio, nežinau ką, bet kažką tai pasakiau, kad jai patiko ir aš padėkoju jai už gerus žodžius. Aš kalbu, kad galima čia dalyti, kalbėti, aš klausiu, ką mes norime daugiau daryti. Klausia, kad su stuburu kažkas turi problemų su nugara. Kaip pagrindiniai dalykai dėl stuburo problemų, aš sakau, dėl nugaros, tai svarbiausia reiškia geriausia nugarą, aišku, atsigulius kažką tai daryti. Atsigulus, patogiai gulėti, rasti pačią patogiausią padėtį, kad ir aš dabar einu, rodysiu, kaip daryti. Nugarą trupučiuką skauda, tai žiūrėkite, kaip aš atsigulsiu dabar
ir kažką tai bandysiu daryti. O čia kaip maloni vieta, žiūrėkit. Jeigu atsiguliu taip skauda, atsigulti ant šono, kad būtų patogiau gulėti. Ant šono skauda, ant pilvo. Labai gerai. Matote, kai pilvas, rankas po kojų pasidėti. Dabar, kad surasti pačią patogiausią padėtį, kad patogu būtų. Ir dabar šitoj padėtį, matote, ką aš darau. Alkūnės. Matote, taip gulėti. Patogiausioj padėtyje atsigulti, jeigu skauda nugarą, ir gulėti pačioj. Čia. Matote, aš klausiu, kaip jai ligoniui patogiausia padėtis, jis užima 3 minutės girdėti, pasakoja savo gyvenimą. Suprantate, nugaros patogiausia, kam kalbėti, atsigulk ant nugaros, nuo kalbėjimų tau nebus geriau. O, šiaip geriausia padėtis. Žiūrėkite, ką darau su koja, mato, pradedu tokį pratimą su koja. O, trupučiuką atsargiai, jokios skausmo, jeigu skauda, daryti neteisingai aš darau, daryti kažką tai kitaip, jeigu skauda. O taip, atsargiai, o iš dubens trupučiuką. Jeigu dabar judinu, tai čia nugara, viską, musė skanda mane gerai. Kitą koją, vieną koją, kitą koją, matot, įputėme, abidvi kojas į vidų, atsargiai į vidų, sulenkti, vaikščiojimas toks išdubęs. Ir kaip gerai, kad dirbti viską kartu dabar su rankomis. Rankos dirba ir viskas dirba kartu. O, aš jaučiu, kaip visai nugaroj, man viskas ten juda, mažiukai netempiu, juda, jie juda. Jo, dabar matote, vat kojos, reiškia. O, galima sakyti, dabar jau juda, dainuoja viską, vat bendu kojas visų. Aš dar užsidedu rankas ant galvos, kaip gerai, ant akių uždėti akis, matote, kaip mano dubuo juda. Kaip mano dubuo juda į vieną pusę, į kitą pusę, kelienį judam, be jokio, o dabar dubuo, pats geriausias dalykas. Ir aišku, mane skauda, aš jaučiu čia gerai, aš jaučiu, kad čia gerai, man norisi daryti šitus pratimus. Dabar vieną šoną, žiūrėkite, vieną šoną apsiverčiu ant pilvo. Žiūrėkite, kaip koją sukryžiuoti, labai svarbu koją sukryžiuoti. Žiūrėkite, kaip aš galvą padedu ant rankų patogiai ir mano dubuo juda. Sulenkiu kojas, labiau judesys padidėja. Matote, mano galva juda, viskas juda. Matote, dabar alkūnės arčiau prie krūtinės. Čia daugiau judesio yra dabar krūtinės dalyje. Žiūrėkite, kaip viskas juda, viskas juda. Negali būti geresnis judesys, kaip ta galva juda. Dabar ritmas pasikeitė, čia, kaip sakant, kūnas nutarė, dabar ant nugaros aš persiverčiu. Tai pats geriausias dalykas vartytis, taip, čia pats maloniausias dalykas vartytis ant pilvo. Ant nugaros, o žiūrėkite, koks malonus dalykas. Aš žiūriu, aš turiu malonumą. Dabar vėl dubi ir vėl, žiūrėkite, galų gale, kaip aš atsikeliu, žiūrėkite. Ant nugaros labai svarbu, kaip atsikelti ant nugaros, ant kelienių, rankomis liečiu, rankomis padeda man viską, atstoju ant kelienių, jo ant 4 stoju. Ir dabar, po to labai gerai eiti į šitą padėtį, ir po to sėdžiu, matote, ko priekį, rankos uždedu
Ja, ir, reiškia, ja, matote, ja. Ir atsikeliu dabar, žiūrėkite, kaip aš lėtai, labai lėtai įsitiesiu, ja. Ir vėl tas pats grįžtu prie to pačio, vėl grįžtu prie to pačio. Ir taip kartojame. Kažkas sako, ačiū. Okay. Tai viską, ką aš dariau, tai čia iš vidaus aš jaučiau viską, ką aš darau. Bet iš vidaus eina tą, ką tu žinai, bet negalvoju, ką aš darau. Ir aš pasakiau savo kūnui, daryk viską, ką tu nori. Daryk, ką tu nori. Kada delnus aš uždedu ant akių, tai man čia reiškia, kas sako, turbūt išeiti iš to pasaulio, įeiti į vidinį labiau. Ir tada kūnas pradeda judėti, tai daryti, aišku, geriausia gulėdama. Čia. Jo, kai mes žinome, kai mes mėgstame valgyti, ką mėgstame skaityti, taip pat mes turime žinoti, ką mes mėgstame, kaip mes mėgstame judėti, kokia padėtis patogi. Jeigu mes nežinome, kaip patiems savo padėti, niekas mums nepadės. Mes turime žinoti, kas mums gerai. Tik tai mes jaučiame, tik tai mes suprantame. Mūsų mokykloje sporto moko visus sportinius nereikalingus dalykus, nieko bendro neturi su sveikata. Čia visi tie pratimai, kurie nereikalingi, čia mums reikia mums mokyti, kas gero mūsų kūnui. Ačiū labai, kad jūs mane klausėte, kentėjote mano nelabai malonaus gal balso ir panašiai, bet žmonės šypsosi, lyg tai patenkinti, čia malonu. Aha, kodėl moteris daug gyvena, kodėl pas mus kompanijoje buvo tai 2 vyrai, nes vyrai nekreipia dėmesio šio sveikatą, vyrai dirba, uždirba, kad mes eitume daryti, save apžiūrinėti. Okay. Ačiū labai.